Sveiki! ARK prekyba pristato E-Star planšetinį kompiuterį Grand su 3G. Šis planšetinis kompiuteris yra 10,1 colio įstrižainės, tai yra IPS technologijos ekranas, jo raiška yra 1280 su 800 taškų. Procesorius yra 4 branduolių, vaizdo posistemė 8 branduolių, 1 GB vidinės atminties, tai yra sparčiosios, o vidinė atmintis yra 16 GB, tarsi diskas. Taip pat dedasi microSD kortelės iki 32 GB, Androidas yra 4.2 versijos, iš priekio kamera 0,3 megapikselių, o galinė netgi 8 megapikselių raiškos. Žinoma, yra Wi-Fi, taip pat Bluetooth 3 ir 4 kartos, taip pat integruotas 3G modemas, čia dedasi 2 SIM kortelės, bei yra GPS imtuvas. Taigi galima netgi įdiegti žemėlapius ir naudotis GPS bateriją. Turėtų laikyti apie 5 valandas maždaug intensyviau naudojant. Taip pat mes turime be abejo visokių programėlių pridėta ir netrukus pažiūrėsime, ką rasime komplekte. Tai yra kroviklis, truputį keistas sprendimas dėl to, kad čia mes matome USB, o štai čia matome adatą. Taigi šio kabelio duomenų sinchronizavimui mes panaudoti negalėsim, tik tai galėsime naudoti krovimo funkciją. Tačiau čia yra pridėtas atskirai duomenų sinchronizavimo kabelis. Na, kaip ir galima sakyti ir pliusas ir minusas. Pliusas dėl to, kad mes galime patikimiau krauti adatą, nes viena dažniausių bėdų, ką žmonės padaro, tai apsuka antraip USB laidelę ir jį bando įkišti į maitinimo lizdą, tada jis spaudžia kroviklį. Tai yra privalumas, na, o minusas tai tiesiog, kad daugiau laidų. Ir be abejo, štai čia turime OTG kabeliuką bei instrukciją. Iš priekio kompiuteris turi 0,3 megapikselių kamerą, šitame šone back mygtukas bei garsinimo mygtukai. Apačioje štai kaip ir šioje vietoje garsiakalbiai, mikrofonas kitame šone. Na ir viršuje mes randame įjungimo mygtuką, taip pat SIM kortelių lizdus, 8 megapikselių kamerą, micro SD kortelės lizdą. Čia yra kroviklio lizdas, micro USB, micro HDMI ir 3,5 mm ausinių kištukas. Taip atrodo iš išorės šis puikus planšetinis kompiuteris. Ir štai yra jo nugarėlė, kurie užsideda štai čia, paslėpia visus negražumus. Šis kompiuteris taip pat turi 4 branduolių procesorių ir 8 branduolių vaizdo procesorių. Na, galima pastebėti, kad jis nėra toks spartus kaip ankstesnis E-Star kompiuteris, kurį apžvelgiau, tačiau mes galėsime mėgautis labai panašiai kaip ir Retina ekranu. Nes vis tik tai yra IPS technologijos ekranas ir visai neblogi parametrai. Štai programėlių, kaip matote, vėlgi yra visai nemažai, visas pagrindinės svarbiausias. Na, jūs galėsite jų daugiau įsidiegti. Taigi, atsižvelgiant į visus parametrus ir galimybės, šis kompiuteriukas yra išties geras pirkinys, nes kainos ir galimybių santykis yra labai geras.